Labas vakaras jubiliejinėje knygų mugėje. Ir šiandien leidykla Lapas, pristatydama 2 naujus šioje knygų mugėje architektūros gidus Vilniaus ir Klaipėdos, irgi mini tam tikrą jubiliejų, nes paskaičiavome, kad jau yra 20 metų nuo pirmojo architektūros gido pasirodymo, kuris išėjo 2005 metais, tai buvo Vilniaus naujosios architektūros gidas. Ir aš užbėgdama už akių pasakysiu, kad jis irgi bus pristatomas šioje knygų mugėje ir jį galima įsigyti Lapo leidyklos stende. Tai jau 4. Vilniaus gido atnaujinimas. Ačiū. Ir jisai bus pristatomas rytoj 4 valandą. Bet šiandien mes kalbame apie Klaipėdos architektūros gidą, kuris irgi yra, aš sakyčiau, visiškai naujas žodis, proveržis ir naujas lygis apskritai architektūros gidų kūryboje ir leidyboje. Nes jis pranoko tokį, tai sakytume, atskirų objektų rinkinį, iš kurių irgi galima susidaryti vaizdą apie miestą, bet yra praturtintas labai išsamiais įvadiniais tekstais, turi daugybę naujų įžvalgų ir kartografijos, pavyzdžiui, miestų rajonų pristatymų, taip pat turi naujo komponavimo principų pagal funkcinius tipus, pagal funkcinę tipologiją pastatų, o jau ne tik pagal stilius ir laikotarpius. Ir man atrodo, kad mes galim pažvelgti šiek tiek ir į ateitį ir pamatyti, kiek per tuos 20 metų buvo nueita nuo tokios gana dabar jau sakytume, tokios paprastos stilistinės klasifikacijos, kad čia yra iki modernizmas, modernizmas, postmodernizmas ir panašiai. Ir einame vis į gilesnius klodus. Ir, ko gero, vienas iš klausimų ir galėtų būti, ar tai lėmė ir pačių gidų, architektūros gidų tobulėjimas, ar tai lėmė Klaipėdos specifiką, kaip labai ypatingo Lietuvos istorijoje ir Lietuvos geografijoje miesto. Gal irgi šiek tiek papasakosiu labai trumpą priešistorę, nes jau žiniasklaidoje ir gido pristatyme ne kartą minima, kad Klaipėdos gidas buvo rašomas 8 metus, rengiamas 8 metus. Tai atrodo, Jėzau, kiek daug, o čia juk yra 20 amžius ir vis tiek ir tokie laikai atrodytų, neturėtų būti jokių didelių problemų, bet tai rodo, kaip norint nuosekliai kruopščiai patikrinti informaciją ir surinkti ją. Ir tai reikalauja tikrai labai daug laiko, energijos ir pastangų. Kiekvieno to pastato išaiškinimas, aprašymas, įkomponavimas į bendrą koncepciją ir idėją. Ir tokį taip pat galbūt atkreipčiau dėmesį į tokį naivų mūsų įsivaizdavimą dar 2017 metais, kad tai turėjo būti viena knyga Pajūrio architektūros gidas. Kadangi pirmiausia buvo išleistas Vilniaus architektūros gidas 2005 metais, 2014-2015 jau parengtas išleistas Kauno architektūros gidas, abi šios knygos, kai jos pasirodė, jos buvo pirmieji tokie išsamūs rinkiniai apie tų miestų 20 amžiaus architektūrą. Paskui jau mes dabar, kai kalbam 25 metais, prieš jūs sėdi Vasilijus Safronovas, Vaidas Petrulis, Liutauras Nekrošius, autoriai, kurie turi daug jau ir ne vieną autorinę knygą skirtą vienam arba kitam laikotarpiui, vienai arba kitam architektūros tipui, stiliui, idėjai. Ir šiemet Vaidas triumfuoja su kelių knygų pristatymu ir aišku, Jono Muloko atskleidžia mums naują
išeivijos architektūros pokarinės visą klodą. Vasilijus parašė knygą ir apie Klaipėdos architektūrą ir su Vaidu, ir Vasilijus Vaidas ir Tomas Butkus rašė taip pat apie Klaipėdos pokarinę architektūrą. Liutauras irgi dirbo prie daugelio gidų ir mokyklų architektūros ištiso mokslinio tyrimo. Žodžiu, mes turim daug šiandien apie ką pakalbėti, bet atkreipiu dėmesį vieną dalyką, kad visi šitie gidai, kurie pasirodė, jie buvo pirmosios įžvalgos, pirmieji rinkiniai, pirmieji į vieną vietą sudėtos tokios architektūrinės apžvalgos. Tai apie tą naivų įsivaizdavimą, kad mes parašysime labai greitai pajūrio architektūros gidą. Kas iš to išėjo? Iš to išėjo Neringos architektūros gidas. Kai pradėjom tyrinėti ir komponuoti, paaiškėjo, kad apie Neringos architektūrą yra tiek naujų medžiagų, naujos informacijos dalykų, kad iš jos išėjo atskira knyga. Reikėjo kažkur ją nukirsti ir išleisti atskirą Neringos architektūros gidą. 2 leidimai, angliškas variantas ir žodžiu. Dar galit suspėti, dar yra likę keletas. Po to išėjo Palanga ir Šventoji. Vėlgi ir Viltė Migonytė Petrulienė sėdi viena iš kertinių autorių šio leidinio. Tai Palangos ir Šventosios architektūra vėlgi parodė, kad yra tiek daug informacijos, kad jai reikia atskiros knygos. Ir vėlgi tai buvo pirmas toks rinkinys Palangos ir Šventosios architektūros. Na ir prie šitos knygos buvo dirbta ilgiausiai. 3. trilogijos dalis, galima sakyti, didžiausioji trilogijos dalis Klaipėda. Ir pradedu turbūt nuo Vasilijaus, kaip tokio, Klaipėdos ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono tyrimų instituto vadovo ir žmogaus, kuris labai daug dėmesio skiria Klaipėdos istorijai ir atminčiai, ir architektūrai, ir kraštovaizdžiui, ir pastatytajai aplinkai. Tai kaip tu, Vasilijau, pakomentuotum, kodėl Klaipėda teko taip ilgai rašyti ir kodėl jinai taip konceptualiai kitokia? Ar dėl to, kad pasikeitė mūsų samprata apie gidų rašymą, arba tavo samprata, arba tu atėjai su kita idėja, ar tą padiktavo labai labai specifinė Klaipėdos istorinė situacija? Labas vakaras. Atrodo veikia, taip. Labas vakaras. Klaipėdos gidas skiriasi nuo kitų. Pirmiausia, ko gero, tuo, kad Klaipėda turi istoriškai truputėlį kitokį kontekstą, lyginant su visa likusia Lietuva. Ko gero, Vilniaus gide galima panašiai pamatyti, kad pinasi skirtingų valstybių, skirtingos architektūros, reiškia Kauno gide panaši situacija, bet Klaipėdos gidas šiuo klausimu išvis išsiskiria tuo, kad jame yra labai tas turtingas Prūsijos arba Vokietijos klodas, kurio nėra praktiškai niekur, net Neringa, kuri lygiai taip pat priklausė Prūsija arba Vokietija ilgą laiką, bet ten mes turim visai kitą architektūrą, tai yra kaimiško tipo architektūra, o Klaipėdoje mes turim miestiško tipo architektūrą, kur yra kitokia Lietuvos kontekste. Tai be abejo, pirmas uždavinys yra, kaip čia pasakyti, nusiimti lietuviškus sakinius ir užsidėti tokius sakinius, kurie parodo tą optiką, parodo reiškinį, koks jis buvo, o ne žiūrėti jį per kažkokius tai modelius, kurie yra iš anksto paruošti ir žinomi, reiškia, Lietuvos kontekste. Tam, kad tą padaryti, be abejo, reikia labai daug tyrinėti. Klaipėdai šia prasme šiek tiek pasisekė, todėl kad sovietmečiu veikia toks paminklų konservavimo institutas ir ten dirbo toks, Klaipėdos skyriuje dirbo toks Jonas Tatoris,
kuris buvo menotyrininkas, meno istorikas ir jis 94 metais tokią knygą išleido Senoji Klaipėda. Tai ten buvo nemažai medžiagos surinkta jau, apibendrinta, suregistruota ir panašiai. Tai tas darbas nebuvo pradėtas nuo nulio. Bet be abejo, lyginant su ta 94 metais išleista ir jau sunkiai kažkur prieinama, gal tik specialistam žinoma knyga, šitas gidas žiūri net į tą architektūrą iki 45 metų šiek tiek kitaip. Visų pirma, tas kitoniškumas išryškėja, kaip Marija jau sakė, per tam tikrą bandymą pažiūrėti naujai į tai, kas yra Klaipėda apskritai. Tai yra bandymą apjungti architektūrinius objektus į tam tikrus pasakojimus, kurie parodytų Klaipėdą kaip miestą tvirtovę, kaip prekybinį miestą, kaip rekreacinį miestą, kaip miestą, kuriame nuolat vyko bandymai suvaldyti gamtą, kaip miestą, kuris buvo ir pramoninis, turėjo ir tokią reputaciją, ir žinoma, kaip be viso to miestą, kuriame dar reikėjo gyventi. Tai vat, visi tie pasakojimai, jie vienas po kito skyriais atsiskleidžia, kalbant apie tą laikotarpį iki 45 metų, ir tai jau ko gero galima sakyti yra vienas naujas dalykas. Kitas naujas dalykas yra tai, kad lyginant su Jonu Totoriu, ko gero šitoje knygoje labai daug daugiau dėmesio skiriama tarpukario architektūrai, modernizmo architektūra, ar kaip jie čia pavadinti tas žodis. Modernizmas toks nuvalkėtos jau tapo, atrodo, kad viskas yra modernu ir šiandien ir modernizmas yra, bet kokiu atveju vadinkime taip, ar ne, kad tai yra modernistinė architektūra, tai tas tarpukarinis klodas jis nebuvo, tiesą sakant, Totorio labai smarkiai nuosekliai ištirtas ir buvo klaidų visokiausių pridaryta, tai čia irgi, kaip sakant, šitam gide yra toks kaip ir naujas, ko gero, indėlis, reiškia apskritai žiūrint architektūros istorijoje į šito laikotarpio pažinimą. Ir be abejo, Klaipėda dar yra ypatingas miestas ir savo archyvinė situacija, todėl kad senasis miesto archyvas yra apskritai dingęs ir tam, kad kažką tai pradėti apskritai kalbėti apie miesto istoriją iki 45 metų, tame tarpe apie pastatus, kas buvo jų projektuotojai, kas buvo jų statytojai, tai reikia nagrinėti tokius šaltinius, kurie, kaip istorikai sako, istorikai yra žmonės, kurie turi reikalą su šiukšliam, tai taip ir yra panašiai, kad mes ieškom šiukšlių ir bandom iš tų šiukšlių atkurti kažkokią tai pasakojimą. Tos šiukšlės dažniausiai yra kažkokie laikraščiai, dar kažkas, tai ne archyvinė informacija, archyvinės informacijos yra, bet jos yra labai nedaug. Ir aišku, dar be viso to, čia užbėgant už akių, ko gero kitiems, reiškia, skyriams, tai Klaipėda yra išskirtinė ir tuo, kad 45 metais tai buvo miestas, kuris neteko absoliučiai visų gyventojų. Ta prasme, 0 liko. Tai Vilniuje buvo panašioje situacijoje, bet tikrai netokio masto. Tai Klaipėdos atveju mes vėlgi turim tą visišką tokį tradicijos trūkį. Viskas prasideda nuo nulio. Vokietijos kontekste yra tokia mitologema apie Die Stunde Null, reiškia nulinė valanda, 45 metų gegužės 9 dieną, visi laikrodžiai atsisuka į nulį ir laikas pradama skaičiuoti nuo nulio. Tai Klaipėdos istorijoje labai panašiai ir tai dar viena priežastis, kodėl, aišku, šitas miestas yra kitoks įdomus ir kodėl apie jį tyrinėjant ir rašant apie tos objektus, kurių dalis yra šiandien išlikę, o dalis yra neišlikę, čia yra ir daug ir neišlikusių objektų aprašyta, mes susidurėm su papildomais iššūkiais, kurių neturime galbūt kitų miestų kontekste. Tas papildomų iššūkių neturėjimas galbūt irgi yra iliuzinis ir mes tik tai irgi nuolat tirdami tą pradedame kelti klausimą, nes dabar su Vilniaus gido atnaujinimu dirbant lygiai taip pat daugiausia dėmesio, ko gero, teko skirti lenkiškam laikotarpiui, kurį irgi, ilgą laiką bandėme pažinti per lietuviškus sakinius. Tai
Čia, man atrodo, yra labai svarbus dalykai, kuriuos Klaipėdos gido rengimas, o gal net ir viso to pajūrio gido rengimas praskleidė ir leido šiek tiek drąsiau pažvelgti į tą savo istoriją ir į erdvinę istoriją, erdvinę sampratą, erdvinį pažinimą, kiek tas pastatytosios erdvės pažinimas gali mums leisti tos istorijos perskaityti visame tame, kas liko. Taigi, du dalykai, kurie yra nauji Klaipėdos architektūros gide, kurie jau pradėti daryti Palangoje ir Neringoje, tai vienas dalykas, kad yra peržengtos tradicinės chronologinės ribos, tai reiškia 20-asis amžius. Būtent pastebėjome, kad tai yra toks nepažinus arba nepažintas miestas, kad reikia jo istoriją papasakot iš anksčiau. Ir va tai, ką ne vieną kartą jau mini Vasilijus, iki 45 metų. Istorija iki 45 metų. Mes turime keletą labai svarbių tezių, kurias tu jau paminėjai. Tai ir kas minima knygoje, kad Klaipėda niekada nebuvo LDK, visai iš kitokios istorinės perspektyvos ateina, kad tarpukariu, kai priklausė Lietuvai trumpą laikotarpį, irgi buvo labai sudėtinga situacija. Tai nebuvo toksai, ką mes įsivaizduojam, Kaunas statė nacionalinę sostinę ir nacionalinį modernizmą kūrė. Na ir aišku, antrojo pasaulinio karo situacija tragiška ir tas teritorijos išvalymas arba prievartinė evakuacija. Man ilgą laiką tai nebuvo savaime suprantama, galbūt dėl to, kad mes esame išmokyti ir išaugę suprasti pajūrį kaip visada tokį natūraliai lietuvišką. Ir kai galvojau apie šitą laikotarpį, vis taip iškyla, kaip blogasis pavyzdys Kaliningrado atvejais, Karaliaučiaus atvejais, kuris yra iš esmės pakeisti gyventojai, pakeista priklausomybė, ištrintas paveldas, sąmoningai trintas paveldas. Bet man atrodo, šitos knygos, šitie architektūros gidai padeda šiek tiek praskleisti ir tą nepatogaus paveldo ir sudėtingos istorijos palikimą, kad visi tokie patys procesai vyko ir čia, Klaipėdoje ir Kuršių Nerijoje. Ir tai yra lygiai tokios pat išvalytos ir pakeistų gyventojų teritorijos. Tai, man atrodo, tas architektūrinis sluoksnis tą irgi atskleidžia. Jeigu čia klausimas, tai taip, be abejo. Šiandien Klaipėdoje vaikščiodami mes matome, tai faktiškai galima, kaip čia pasakyti, plika akim pamatyti, nes netgi Kaliningradas, kurį minėjai, turi atstatytą katedrą. Klaipėda yra senamiestis be bažnyčių, iki šiol, reiškia, bažnyčios yra sugriautos per karą. Tai yra toksai išvalytas miestas, man atrodo, kažkuriam renginėje, sakei, sugazonintas, tai va čia panašiai yra, kad, reiškia, yra senamiestė, naujamiestė yra daugybė erdvių, tokios, reiškia, išsanuotos, tie seniai pastatai yra išgriauti ir mes turime kažkokius intarpus iš Stalinmečio, iš Chruščiovmečio, iš dar kažkur tai, kurie įsiterpia į egzistavusi vokiško miesto tinklą, reiškia, tai va urbanistinį tinklą. Tai be abejo, tai yra savitas miestas ir su tuo savitumu mes turime nuolat reikalų, net šiandien vyksta visokios diskusijos apie atgimimo aikštę, kuri sovietmečiu suformuota kaip Lenino aikštė, suformuota išgriautame užstatyme, išgriaunant jį dar ir po karo. Ir reiškia šiandien, kada tą aikštę norima rekonstruoti, archeologai atranda senųjų pastatų pamatus ir kyla klausimas, ar galima tos pamatus griauti, ar tai nėra mūsų istorijos dalis, autentika kažkokia ir ten statyti garažą, kurio neaišku kam reikia, ar verčiau tos pamatus eksponuoti kaip kažkokią karo traumą, reiškia, ar dar kažką tai, kas Klaipėdoje be abejo yra labai aktualu. Tai va, tai tie klausimai yra tokie, su kuriais mes susidurėme kasdien. Klaipėda, kaip aš sakau, yra traumuotas miestas ir šiandien mes atstatinėjame Prūsijos pilį,
Jeigu kas nebuvote Klaipėdoje pastaruoju metu, tai senamiestis pasikeitė, ten dabar 50 metrų beveik aukščio bokštas, kuris imituoja 17 amžiaus pilies bokštą, tai va, kaip sakant, naujiena. Bet tuo pačiu mes turime greta daug visokiausių kitų dalykų, kurios galima atrasti ir kitose miestuose ir apie kurios čia ko gero papasakos ir kiti autoriai. Taip, tai reiškia, kažkuria prasme Klaipėdos architektūros gidas yra ir vaizduotės žadintojas, nes didžioji dalis tų naujųjų Klaipėdos pokarinių gyventojų jau matė kitokias erdvės. Kai kurių dalykų net nematė ir juos gali pamatyti tik šitoje knygoje, suvokti, kaip tai buvo. Na, tarpukaris jau paminėjau, jisai yra toksai Klaipėdoje irgi, komplikuotas ir žinau, kad didžiąją dalį ir Vasilijus rašė, bet Vaidai, tu esi vis tiek mūsų tarpukario vienas iš specialistų ir turbūt turi savo požiūrį į tai, ar tarpukario tas architektūra ir palikimas yra irgi specifinis Klaipėdoje. Kodėl jis toks? Aš dar, jeigu leisit, norėčiau sugrįžti prie pirmo klausimo, kurį tu truputį probėgšmais užsiminei, bet man atrodo, reikėtų tai labai stipriai akcentuoti, kad vis dėlto tai yra visoji gidų serijoje pirmoji knyga, kuri piešia pilną miesto paveikslą. Ir aš dar prisimenu tas pirmasias diskusijas, kur su dar amžinatilsį Nijolė Lukšonytė mes sprendėm apie Kauno, bent jau buvo diskusija, kur, kada pradėti. Ir buvo tokios tarsi lyg ir negido žanro, tokios sovietmečio pabaigoje išleistos knygos Kauno architektūra ir Vilniaus architektūra. Tai mes iš vienos pusės tarsi sakėm, kad norim papildyti, bet iš kitos pusės jau buvo kažkoks įdirbis, o tuo tarpu Klaipėdos architektūros kaip ir nebuvo. Tai va čia toks vienas niuansas, kuris grinai va šito gido žanro ribose esmingai, sakyčiau, pakeitė, kaip mes žiūrime tą gidą. Kitas momentas, kuris irgi čia kažkaip probėgšmais nuskambėjo, bet man atrodo labai svarbu ir mes čia gal probėgšmais, bet mūsų 8 metų diskusijose tai užėmė labai reikšmingą dalį, ką įtraukti, o ką palikti už borto. Tai jeigu mes rašom kažkokį tai istorinį pasakojimą, tai yra kažkokia atranka, kažkoksai bandymas sukonstruoti pagal pasirinktą pjūvį temą aspektą. Tai šiuo atveju, mano galva, yra gidas labai privilegijuota knyga tuo aspektu, kad tu gali įtraukti ir, tiesą pasakius, turi įtraukti bemaž viską, kas verta architektūros istoriko. Šiuo atveju mūsų komanda jau išsiplėtė nebe architektūros istorikai, tai ir istorikų akį. Ir man atrodo, kad tai yra didžiulė stiprybė. Ir netgi tie objektai, kurie gal tradiciškai kuriant ant tą patį modernizmo pasakojimą arba kažkokį tai liktų paraštėje, tai mes jos labai giliai pasižiūrėjom ir Liutauro mokyklos ištyrinėtos. Mes Kaune net minties tokios nešovė, kad reikėtų apie mokyklas parašyti, standartinės, tai kur aš mokiausi 25 vidurinę. Kas čia dabar, kodėl tai turėtų būti? Bet gido žanras, jisai duoda, jisai yra ta knyga, kurią paėmęs, tu turi pilną paveikslą. Ir aš manau, kad tai yra neteko dar Vilniaus vartyti, dabar pirmas daiktas, ką padarysiu, tai būtinai pasižiūrėsiu, kaip Vilnius evoliucionavo. Bet Klaipėda, aš manau, kad žvelgiant šito pjūvį yra tiesiog fantastiškas darbas ir man pačiam labai smagu, kad teko prie to prisidėti. Grįžtant prie tavo originalaus klausimo apie specifiką, apie tarpukarį, Tai vėlgi aš sakyčiau, kad esama tos skirtybės, tos įtakos, to tokio netgi materialaus charakterio ir klinkerinė plyta kaip toks, plyta ir tas kontrastas tarp tinko ir plytos, jisai Kaune jo su žiburiu gali rasti, bet tik su žiburiu.
Jo, tai yra, sakysim, tyrimų laboratorijai, ten dar vienoje kitoje vietoje, ten Ožiškienės gatvėje. Tai galima būtų sakyti, čia gal ir jau Vasilijus geriau pakomentos, kad tai yra tam tikras, toksai vokiškas kvapelis ir tokia įtaka ir iš ties, jeigu žiūrėti stilistiškai, tai kaunietiškas modernizmas, jisai turi tą savo specifiką, tą tinkuotą fasadą, tas lenktas linijas, monumentalumą. Tiesą pasakius, vienas kitas pastatas ir Klaipėdoj man turi to kaunietiško charakterio, bet tada tu jau jį išskiri, o čia yra kaunietiško charakterio. Tai iš ties, ir lyginant, tarkim, didžiuosius miestus, kokie Šiauliai irgi turi savo specifiką ten ir savas žvaigždės, bet vis tiek, jaučiasi ta tokia Kauno kažkokios mados, Kauno stilistinio dvelksmo, kur kas daugiau negu Klaipėda. Klaipėda unikalesnė, savitesnė ir vėlgi tuo aspektu tikrai tas miestas praturtina lietuvišką istoriją ir galų gale galbūt ta lietuviškoji modernizmo architektūros tomas, jeigu jisai kada pasirodys, tai aprieps ir čia aišku vėlgi debato, kaip mes konstruosim tą pasakojimą, bet galbūt aprieps ir Vilnių, kuris irgi labai specifiškas, ir Klaipėdą ir tą jau iš Kauno gravituojančią kaunietiškojo modernizmo dvasią. Čia turbūt kaip Vilniaus tarpukario modernizmo nesuprasi, nepamatęs varšuvietiškojo, tai čia irgi tą prūsiškąją tradiciją arba tą Bakštain įvairų klinkerinį ir ekspresionizmo įtakoje vokišką irgi reikia matyti tyrinėjant Klaipėdą. Man atrodo, kad labai gerai tą atskleidžia ir tai, ką tu, Vaida, jau ir paminėjai, ta kasdienybės architektūra, tie gyvenamieji rajonai, tokie kasdienybės architektūros visuomeniniai pastatai, kur jų yra tikrai daug ir jų išliko. Bet aš vis dėlto laikau savo pareigą skaitytojų pageidavimų vis dėlto šiandien šio gido pristatymo metu išspręsti galutinai klausimą apie Klaipėdos Bauhausą ir ar galime mes šitą terminą vartoti, ar vis dėlto jis yra klaidingas ir dėl ko, Vasilijau. Mes atsimenu, jau turėjom prieš keletą metų tą diskusiją, bet galit abu su Vaidu suformuluoti galutinį ir teisingą vertinimą, kaip turėtume vartoti. Vartoti kiekvienas gali, ką nori ir kaip nori. Bet jeigu norime kalbėti apie Klaipėdos tarpukario architektūrą, tai be abejo joje pirmiausia labai aiškiai matyti Vokietijos architektūros įtaką. Tai yra visiškas faktas, nes visi pagrindiniai architektai, kurie dirbo Klaipėdoje tarpukariu, buvo vokiečiai, jie gavo išsilavinimą Vokietijos statybos mokyklose, universitetuose, Hochschule vadinamosiuose, reiškia, lietuvių architektų buvo projektuojama ne tiek jau daug, todėl kad tiesiog Klaipėdos kraštas tarpukariu priklausydamas Lietuvai, jis buvo autonominis ir dauguma objektų jie buvo arba privatus, arba municipaliniai, bet ne valstybiniai. Jeigu tai yra valstybiniai objektai, tada yra ir dažniausiai Kauno architektai, bet tų, kadangi objektų buvo netiek jau daug, tai vyravo vis dėlto vietiniai architektai ir netgi kai kuriuos objektus, kurie buvo Lietuvos valstybės finansuojami, kaip pavyzdžiui Vytauto Didžiojo gimnazija, vis vien projektavo vietiniai architektai, nes, toks buvo susitarimas. Tai grįžtant prie klausimo apie Bauhausą, ko gero mes galime pasakyti ir taip ir ne, nes yra tam tikrų be abejo stilistinių panašumų, jeigu mes žiūrime į tarpukario architektūrą apskritai, tai be abejo, kad žmonės, kurie projektavo Klaipėdoje tarpukariu, jie žinojo tas tendencijas, jie žinojo tas madas, kas yra avangardinė architektūra tuo metu ir be abejo, jie, manau, ėmė ir taikė kažkokius tai sprendinius, bet ar mes turime tiesioginį testinumą su ta Bauhauso mokykla, tai tokio testinumo nėra. Jeigu mes laikome, kad Bauhausas yra
tam tikra architektūrinė srovė arba mokykla, tai be abejo tokio tęstinumo nėra, nes mes nerasime ne vieno projektuotojo Klaipėdoje, kuris, bent jau šios dienos duomenimis, sakykime, kuris būtų iš tos aplinkos, o tai reiškia, kad ir, tokio kaip ir tas idėjinis tęstinumas yra, bet jis yra toksai, toks pat, kaip, sakykime, Lietuvoje, ar ne, ko gero. Tai nežinau, galbūt aš klystu, Vaidai, gal tu pasakysi visiškai kitaip. Taip, tu klysti. Nes tu esi labai švelnus šitiem pasakymam apie tai, kad galbūt yra, galbūt nėra. Gerai, čia mano pozicija, aš manau, kad nėra visiškai jokio ten Bauhauso. Ir gal irgi čia aš jau per griežtas bandau būti, bet mintis mano galbūt tokia, kad jeigu kas nors staiga sugalvotų apibrėžti tarpukario Vokietijos architektūrą kaip Bauhausinę architektūrą, tai ko gero gautų stipriai per nagus nuo vietinių architektūros istorikų. Taip, Bauhausas be abejo puikus marketingas, puikiai žinomas vardas, bet jisai jokių būdų neišsemia, gink dieve, vokiškųjų tendencijų ir kokiam Stuttgarte taip yra Waisenhof Siedlung, bet tai nėra Bauhausas ir galų gale visa Stuttgarto architektūra yra visai kitokia, artimesnė Kaunui beje kur kas. Tai aš sakyčiau, kad bandyti pritemti prie Bauhauso, tiesiog aš nesuprantu prasmės, tiesą pasakius. Man tai netrodo įdomu ir vėlgi, kas vyksta šiandienos architektūros istorijos laukia, tai būtent regioninio charakterio, regioninio specifiškumo, kažkokių tai unikalių aspektų, unikalių konfiguracijų. Tai jeigu mes kalbėtume apie Klaipėdą, ar tai kaip, sakysim, ta savita vokiškos tradicijos, tai reiškia, kad daugelypės ir ko gero mažiausiai Bauhausinės, kažkiek galbūt kažkokių atgarsių galima, ten kažkokį sakysim, lango traktaciją dar, užsispyręs, jeigu labai ieškai, tai gali atrasti, taip. Bet labiau to unikalumo, to charakterio, tai kur kas būtų vaisingesnis kelias ir dar tiesa vieną sakinį pridursiu, kurio nepaminėjau į antrąjį klausimą apie tarpukario savitumą. Iš tikrųjų, kuo mane žavi Klaipėda ir kas nuostabiai atsiskleidžia šitam gide, kalbant apie tarpukarį, kad mes turim ko gero vieną iš tokių, aišku, Vilniui to irgi yra, bet Kaune tikrai to nėra, gyvenamųjų namų kompleksų įvairovė. Jau kalbant apie Landsbergio žemkalnio suprojektuotą, sakysim, kompleksą, tai Kaune, sakykim, ten galima išvelgti kažkiek tai vieną kitą, bet vėlgi ten keli pastatai. O Klaipėdoj mes turim ištisai gyvenamųjų namų kompleksus, kas čia yra nuostabu, čia yra būtent tarpukario idėja ir šiuo atveju jis irgi labai unikalus tas miestas. Tai baigiant tą mano pastebėjimą, aš sakyčiau, kad vaisingesnis kelias būtų ieškoti specifiškumo, unikalumo miesto ir nebandyti savo pasišildyti Bauhauso spinduliuose, jo labiau, kad ir kažin ar jie ir šildo tą Klaipėdą. Supratau, tai reiškia profesionalai demaskavo turizmo agentūrų sukonstruotą terminą Klaipėdos Bauhausas, bet Vasilijus buvo švelnesnis, tai buitiniam lygmenyje labai norint išsiskirti visoje Lietuvoje, gal su ta vokiškąja tradicija nebus labai stipriai pažeistos profesionalų teisės. Štai kur buvo tema knygos. Vienas yra dalykas svarbus, tu sakei, nesupranti prasmės. Tai prasmė yra labai paprasta, reiškia. Klaipėdoje ta tarpukarinė architektūra, jinai ir iki šiol turbūt net nėra taip jau vertinama, kaip, pavyzdžiui, Kaune, dabar visas modernizmas atskleistas, nes jinai buvo nepažinta. Ir kada tu nepažįsti kažko, tu taikai tam tikrus modelius, kurie yra gatavi. Tu nesigilinai į specifikas, į dalykus, reiškia, kas ten specifiško, kuo išskirtinį, tu tiesiog paimi gatavas savokas ir sakai, Bauhausas, nes tu pagal kažką tai atpažįsti. Tai yra neprofesionalu, tai yra mėgėjiška, bet tai yra pirmoji reakcija į pažinimą tos tarpukarinės architektūros ir manau, kad
ta etiketė jinai davė savo šiokios tokios naudos, nepaisant to, kad be abejo profesionaliai žiūrint jokio Bauhauso nėra, tai aš čia sutinku, bet aš jau tą pasakęs ir prieš daug metų, bet čia galima pakartoti. Na, mes turim dar 10 minučių ir dar vieną labai sudėtingą ir ilgą ir daug palikusi laikotarpį, tai aš čia jau kalbinsiu gal pirmiausia Liutaurą, nors jūs visi puikiai galit komentuoti tą sovietinį laikotarpį, sovietinės okupacijos laikotarpį. Bet kiekvienas turbūt iš savo pusės. Tai aš taip gal klausimus formuluočiau. Vis dėlto, Liutaurai, tavo nuomonė, kaip tu įvertintum tą sluoksnį, kurį paliko 40-50 metų sovietinio laikotarpio, ar tai buvo sukurta kažkas vėlgi unikalaus Klaipėdai, geografiškai, istoriškai specifiniai vietai, ar vis dėlto tai kaip tik vyko unifikacija? Vaidui klausimą formuluosiu tokį. Klaipėda tai raudona. Tu esi iškėlęs vieną iš tokių Klaipėdos specifikos gyvenamojoje ir tokioje vėlgi kasdienybės architektūroje, tai tau bus šitas klausimas. O Vasilijau, tau norėčiau, turbūt jau mes eisime į finalą su tuo klausimu, vis dėlto su ta atmintimi, kaip tu matytum, vis dėlto konfliktas tai yra, ar kažkoks sluoksnis, kuris praturtino. Tai pradedam. Tai sovietinis laikotarpis Klaipėdai, jis toks dramatiškas ir unikalus, kaip ir visoje Lietuvoje. Tai jeigu, Klaipėdos istorijos kontekste, tai žinoma, tai vyko dalykai, kurie iki tol, nieko panašaus nėra vykę ir būtent tai, gal pirmą kartą Klaipėdos istorijoje vienyje su kitais Lietuvos miestais. Tai visų pirma yra, ta visa planinė ekonomika ir visas tas, projektavimo procesas suvalstybintas, kai valstybiniai institutai centralizuoti nuo Maskvos, Leningrado iki Vilniaus Klaipėdos filialų, projektuoja pagal vieningus tokius planus ir užsakymus ištisus miestus. Ir čia formuojant tą Klaipėdos gido koncepciją buvo ta diskusija, ar iš tiesų, ar čia Klaipėdos architektūra, ar tos ten, nežinau, mokyklos ar daugiabučiai, kurie pakartoti ten 100 kartų, ne tik Lietuvoje, kai kurie tik Lietuvoje, kai kurie ne tik Lietuvoje ir visoje Sovietų Sąjungoje, ar jie yra Klaipėda. Ir man atrodo, kad ta mūsų nuostata, kad žiūrėti į Klaipėdą ir į miestą, į miesto architektūrą taip, kad nagrinėti ir aspektus, kurie vienyje tą miestą su kitais, irgi yra svarbu. Ir aš manau, kad tai pasiteisino ir dabartiniam Klaipėdos gide atsirado pakankamai daug dėmesio tiek tipinėms mokykloms, tiek ligoninėms, kinoteatrams, gyvenamiesiams rajonams. Ir čia irgi yra toks laikmečio fenomenas, iš tiesų suprojektuotas vienas unikalus pastatas, jisai daro didelį poveikį, kai išskirtiniais atvejais jis gali būti žinomas plačiai regione ar gal ir pasaulyje. Bet klausimas, kokį poveikį visuomeniai daro pastatas, kurį mes pakartojame 50 kartų. Tarkim, viena dažniausiai Klaipėdai kartotų mokyklų projektų, Lietuvoje yra pastatyta 50 kartų, tai apie 50 kartų gal dar atrasim, bet... Ir tada suprantė, kad ir Kaune, ir Vilniuje, ir kituose miestuose gali užeiti tokį patį pastatą. Bet tas urbanistinis kontekstas, kuriame jie, vėlgi, kaip vertinsim, viena vertus mes pabrėžiam ir gide apie tai kalbam, kad tai yra turbūt vienintelis toks linijinio tipo miestas, kad, žodžiu, jis neturi tokių ar tokio masto analogų, tarkim, tam tikri rajonai gal galėtų būti prilyginti Lietuvoje, bet jisai suformuotas iš pastatų, kurie yra tipiniai
specialiai paruošti daugkartiniam pakartojimui. Tai aš manau, kad tas fenomenas 20 amžiaus antros pusės Klaipėdoje įgyjęs savitas formas ir tai yra labai svarbu ir įdomu. Ir įdomu ir palyginti. Ir aš manau, kad ateityje bus įdomu palyginti ir su kitais miestais, jeigu tą koncepciją tęsim, nežinau, ar Kaune, ar Vilniui, tada gal matysim ir tą platesnį paveikslą, kaip tos pačios. Nes vėlgi, tarkim, tie miestų rajonai, jiegi projektuojami pagal tas pačias normas, pagal tos pačius reikalavimus. Tai yra, taip pat tie patys normatyvai galioja Vilniui, tie patys ir Minske galioja. Ir tie patys tipiniai namai naudojami, bet rezultatai gaunasi skirtingi dėl tam tikrų skirtingų urbanistinių koncepcijų, dėl tam tikrų prieigų, tam tikrų gal ir vietinių kultūrinių susiformavusių architektų nuomonių ir tos profesinės kultūros. Tai aš manau, kad tas eksperimentas pasiteisino ir jis yra labai įdomus. Kitas dalykas, tai atkreipti dėmesį į tą tokią bevardę architektūrą, aš manau, yra svarbu, todėl kad iš tiesų mes apie ją nežinom. Mes labai daug nežinom apie pokario architektūrą, apie jos autorius, mes žinom tos normatyvus, pagal kurios jie suprojektuota, bet dažnai yra tipinis projektas. Kartais žinom pririšimo autorius vadinamo, tai kartais žinom, kas Klaipėdai pritaikė tą pastatą, kartais žinom, kas Vilniui jį pritaikė Lietuvai, ar ten namų serija, ar kažkurį ten vieną visuomeninį pastatą, bet kas pirminis tas autorius ir kokiam aplinkybėm tas projektas buvo sukurtas, mes dažnai nežinom. Ir jeigu dar tokia yra, tokia migloji situacija, kai mes kalbam apie gyvenamąją architektūrą ir visuomeninę architektūrą, tai Klaipėdos gide atsirado, manau, dar viena labai svarbi dalis, tai uostas ir pramonė. Ir čia yra iš vis toks žaidimas tamsoje, nes kartais yra žinomi projektavimo institutai, kurie projektavo, bet nei projektų, nei jokios dokumentacijos tų projektų, bent jau iki šiol mes nežinom, nei tų pastatų naudotojai jos turi, ten su labai ten atsitiktiniam tokiom išimtim. Ir yra kitas dalykas, kad gyvenamieji rajonai, ten visuomeniniai pastatai, jie greičiausiai, kad bus dar stovės ir bus naudojami dar daugybę metų. Tuo tarpu pramoninė architektūra, ypač kuri pakliūna į miesto plėtros arba uosto plėtros teritorijas, labai sparčiai nyksta. Ir tai, ką mes patyrėm rengdami gidą, kad per tą laiką kai kurie pastatai, kuriuos mes dar gyvai lankėm ir žiūrėjom, šiandien jau yra pilkuose puslapiuose. Ir iš tikrųjų mes apie tos pastatus neturėjom duomenų, dabar jau ir pastatų nebeturim ir juos nugriaudami mes jų nedokumentavom. Tai žodžiu, trinam kartais tą mūsų miestų architektūros istoriją, net neiškeldami klausimo, ką mes dar galėtume padaryti, net jeigu tas pastatas jau ir turėtų išnykti. Ir čia tiek ta naujoji perkėla, tiek VDR perkėla, kuri apskritai yra, turbūt, jeigu taip galima būtų spėti, koks Lietuvoje šaltojo karo paminklas geresnis galėtų būti. Tai manau, kad tikrai ta vadinama VDR perkėla galėtų būti vienas iš labai rimtų kandidatų, nes čia reikia turėti omeny, kad tai yra susiję ir su politiniais įvykiais Lenkijoje, su pasipriešinimu ir bandymu aprūpinti sovietinę armiją rytų Vokietijoje būtent per Klaipėdos uostą. Ir tai perkėlai pastatyti, žodžiu, tie specialūs didieji laivai, kurie gabendavo ten iki 100 vagonų, tai iš tiesų šiandien skamba įspūdingai, bet mes tokį paveldą prarandam taip per dieną, tiesiog be jokios diskusijos, nes uostui reikia plėtros. Ir viena vertus tai yra suprantama, kita vertus visam pasauliu uosto pramonės architektūra turbūt yra viena iš sunkiausiai išsaugomų dėl nuolat besikeičiančios technologijos, dėl nuolat besikeičiančių interesų. Tai aš manau, kad gidas tam tikrą prasme yra ir toks, nežinau, kaip čia pasakyti, ypatingai architektūros istorikam, tai yra ir
planas tyrimam į ateitį, identifikavimas tokių jautrių, gal baltųjų istorijos dėmių, kurias reiktų toliau ir giliau tyrinėti. Tai vaikinai, dar po tvirtą sakinį ir finalizuosim. Gerai, bet kokius 3 pasakysiu. Tai mes su architektūros studentais KTU tokį turim kūrybinio rašymo kursą ir mano vienas iš pamatinių teiginių yra, kad jeigu tu rašai ne akademinį darbą, o čia ta Klaipėda tai raudona susiformavo archiformoje, kur tarsi kritika turėtų būti architektūros, tai tu turi išrinkti vieną aspektą ir nebijoti sutirštinti spalvų, tam, kad atkreiptum dėmesį. Tai čia iš vienos pusės Klaipėda raudona dėl to gavos, iš kitos pusės tai buvo straipsnis apie Gytį Tiškų ir be abejo aš pasidaviau meistro įtaikai. Tas didžiųjų meistrų naratyvas tuo metu man dar darė labai didžiulį įspūdį ir šitas momentas irgi reikėtų pripažinti. Bet iš kitos pusės, žiūrint objektyviai, iš tikrųjų Klaipėdoje to, jeigu ieškoti to regionalizmo, regioninio charakterio, savitumo, tai iš ties procentaliai yra daugiau tos raudonos plytos ir vėlgi tas raudonos plytos dermė su kažkokiais medžių inkliuzais, ypač ten balkono apdaila, tai jau kažkas to, ko tu nerasi niekur kitur Lietuvoje. Tai vėlgi unikalumas sovietmečio. Tai va, ir matom, kad jis ateina tas tęstinumas iš prūsiškosios raudonos plytos. Išprusę žmonės Klaipėda, taip. Dėl atminties buvo klausimas. Aš čia ko gero daryčiau analogiją su sovietmečiu. Maždaug apie 70 metus sovietmečio Klaipėdoje buvo pradėta domėtis apskritai iki karinę architektūrą ir atsiranda raudonos plytos šūkis ir panašiai, reiškia bandymas ieškoti regioninio charakterio ir projektuoti naujus pastatus atsiremiant į galbūt šiek tiek išgalvotą regioninį charakterį. Tai turėjo praeiti maždaug 25 metai po karo, pasikeitus visiškai gyventojams. Dabar ar mes esame šiandien atėję iki šito laikotarpio, kada jau norime sovietmečio architektūrą pažinti, aš drįsčiau teigti, kad turbūt ne, nes specialistų gretose taip, to pažinimo poreikis yra, jis augantis ir mes jau keliame klausimus, kodėl nugriauta, o prieš tai nedokumentuota. Bet visuomeniai yra turbūt tai iki šiol nelabai įdomu ir atrodo, kad sovietmetis tai ne mūsų. Ten mūsų nebuvo, mes visi negimėm sovietmečiu. Kažkokia kita epocha, kuri su mumis nieko bendro neturi. Tai kol mes taip galvojame, tai ko gero mes taip ir žiūrėsime į tą sovietmetį kaip į dalyką, kurio nebuvo, kurį mes norime paneigti ir tada, aišku, mes visus pastatus, kurie sovietmečių pastatyti, rekonstruojame belia kaip mums patinka, visiškai nežiūrėdami, kaip jie buvo suprojektuoti ir kas yra greta, reiškia, mes greuname pastatus, mes jų nedokumentuojame ir taip toliau ir panašiai. Tai su atmintim, ko gero, yra taip, kad atmintyje kiek tai liečia sovietmetį Klaipėdoje, bet ne tik Klaipėdoje, čia ko gero yra bendra Lietuvos tendencija yra tokia, kad mes norime tai paneigti. Tai ne mūsų. Na, jūs, mieli klausytojai, įsivaizduojate, kad su šiais pašnekovais galim kalbėti dar 3 valandas, o Klaipėda kaip komplikuotos istorijos miestas duoda tam peno ir ypatingai Klaipėdos architektūra duoda tam peno. Dalį jos šiuose 600 puslapių jūs galite perskaityti ir taip pat aš noriu užbaigti šitą mūsų pristatymą dar ir tuo, kad tokie gidai skatina pažinimą ir plačiuosiuose visuomenės sluoksniuose vis daugiau ir daugiau ir šį rudenį, man atrodo rugsėjo mėnesį, vyks gyvosios architektūros festivalis Pastatai kalba, šiemet Klaipėdoje. Tad siūlau bėgti, čiupti šitą gidą, jį skaityti iki rugsėjo ir rugsėjai važiuoti į Klaipėdą, ją pažinti, o gido kopijų liko mažiau negu 200 ir jie per šią mugę tikrai išsiparduos, todėl siūlau nedelsti.
Ačiū pašnekovams, Vasilijui Safronovui, Vaidui Petruliui ir Liutaurui Nekrošiui ir čia nebuvusiam su mumis Martynui Mankui, kuris parašė dar didelį sluoksnį šių dienų architektūros, šiuos pastaruosius 35 metus, bet jau paskaitysite apie tai. Tai ačiū Jums ir dėkoju už dėmesį.